Žodžiu, tai ką padarėm, tai izoliavom viską. Perdarėm gal 3 kartus visus laikiklius interkulerio, padarėm tada su Aivaru, dėkui jam labai už visus virinimo darbus, tai padarėm tokią aliuminę alkūnę, kuri įeina į koliką, žodžiu, čia irgi sujungimą tą visą pagaminom. Dabar gaunasi realiai, kai stovi interkuleris, tai reikėjo viską idealiai išsigaudyti, kad jis būtų nepasisukęs per daug, nes šita vat alkūnė, jinai, žodžiu, gaunasi ne tiek, kad žemyn nueina, bet jinai dar šonu nueina, nu, žodžiu. S55 reikalai ant M113, nu, gyvenime neturėjo būti, velniai žino, gal veiks, gal ne, kas dar pasikeitė, tai visa kuro sistema, bet viską realiai eigoje papasakosiu, nes čia žiauriai daug pasakot būtų, bet principė, kaip matot, tai biškį paizoliavom, kažką padarėm, žodžiu, ir dabar gal atsisuks kažkas, tikėkimės. Spėkit komentaruose, kiek šiandieną atsuksim, tiksliausiai atspėjęs, gauna pakabuką dovanų, iš krepždesys.com, žiūrėjau, pamiršau kaip tarti. Bet šiaip realiai taip imant, tai čia labai per daug naujų dalių. Dar rinžimbėjus persidažė. Nu, paipą nušovė. Yeah. Nu, pas mane problema su suvirintais.